atves iki to, kad tos Lietuvos ko gero gali ir nebelikti. Todėl pabaigoje aš noriu jums perskaityti rezoliuciją, kuri bus nusiųsta Lietuvos Respublikos prezidentė Daliai Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irenai Degutienei, Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, Lietuvos Respublikos generaliniui prokurorui Dariui Valiui. Nuo 2008 metų lapkričio tiriama rezonansinė pedofilijos byla ir visa kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio persekiojimo bei brutalaus susidorojimo su jo istorija akivaizdžiai parodo tikrąją padėtį šalyje. Pedofilijos byla buvo skandalingai vilkinama ir tai tapo Kedžio ir dar kelių žmonių žūties priežastimi. Ir po mirties organizuojamos Kedžio šmeižto kompanijos. Su persekiojimu bei šmeižtu susidūrė ir jo sesuo teisėja Neringa Venckienė. Kiti žuvusio kovotojo prieš pedofiliją artimieji bei giminės ir už atsakingą pedofilijos bylos tyrimą pasisakantis politikai ir visuomenės veikėjai. Deja, galime konstatuoti, kad ir daugelis kitų rezonansinių bylų, tiek finansinės ABSV, draugystės, Alytaus tekstilės aferos, tiek plačiai nuskambėję politiko, Paliako, pulkininko Pociūno nužudymai, kai kurių žurnalistų ir visuomenės veikėjų užpuolimai iš esmės netyriami. Tuo tarpu prieš Klaipėdietę, Kusaitę ir kai kurios kitus asmenys bylos falsifikuojamos. Tad padėtis Lietuvoje dramatiška. Legalizuojami nužudymai, bylų falsifikavimas, vyksta prieš planams neįtikusius asmenis nukreiptos šmeižto kampanijos. Korupcijos ir teisinio nihilizmo klestėjimų susidarė idealios sąlygos. Lietuvoje įsigalėjo oligarchinė santvarka, kuri įsuko visą korupcijos ratą ir yra kenksminga daugumai Lietuvos piliečių. Klesti siauri išnaudotojų kastos, kurios dominuoja iš komunistinės nomenklatūros ir KGB gretų kilę korumpuoti politikai, valstybės pareigūnai ir oligarchai. Keli tūkstančiai išrinktųjų gyvena kitų piliečių sąskaita. Skurdas ir teisingumo stoka skatina didžiulę emigraciją. Iš Lietuvos per 20 metų išvyko virš milijono šalies gyventojų. Išnaudotojiškos oligarchinės santvarkos esmę atskleidžia ir padėtis Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Dalis universiteto akivaizdžiai griaunami, įvesti didžiuliai mokesčiai už mokslą,